Sveiki kolegos, noriu Jums parodyti, kaip prisiūti sagą su specialia pėdele ir su siuvimo mašina. Va štai tokios pėdelės būna siuvimo mašinos komplektacijoje, mažom tokiom kojelėm ir ji prisisiuva zigzago dygsniu. Pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai nuleisti mašinos audinių transportavimo dantukus tam, kad jie nebūtų iškilę paviršiuje ir kad nejudintų mūsų gaminio. Kiekvienos mašinos yra speciali svirtelė, jinai būna kažkur netoli šaudyklės mechanizmo, pastatome ją į tą padėtį, kad mašinos dantukai būtų nuleisti į vidų. Uždedam pėdelę. Dygsnį pasirinkam paprastą zigzagą. Zigzago ilgis 3,5 mm. Zigzago tankumas 1,5 mm. Pasižymim sagos prisiuvimo vietą. Sagą dedame taip, kad sagos skylutės būtų horizontalioje linijoje. Neskubėkite nuleisti pėdelės. Pirmiausiai su adata pataikom į vieną sagos skylutę. Tada nuleidžiam pėdelę ir būtina patikrinti, ar jūsų zigzago dygsnio ilgis atitinka sagos skylučių atstumą. Sukame ratuką su ranka mašinos ir žiūrim, ar adata gražiai pataiko į šalia esančią skylutę. Jeigu atstumas yra tinkamas, galime prisiūti sagą. Darome 4-5 dygsnius. Rekomenduoju siūlą nenukirpti, pakeliam pėdelę ir ištraukiam siūlus. Aš pasilieku truputį ilgesnius siūlo galus, tada juos nukirpu, po to perveriu juos į adatą ir paslėpiu tarp priekio detalės ir pokraščio, štai čia, kad nesimatytų mazgų. Puiku, mūsų saga prisiūta. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.